48 metų Liepos mėnesį apsijungus į kolūkį aplinkinėms Medikonių kaimo valstiečiams. Pirmas kolūkis buvo pavadintas Žalgirio vardu ir jo pirmininku buvo išrinktas Jarašūnas Feliksas. Pradžioje į kolūkį įstojo nedidelis būrelis valstiečių. Ir ūkis buvo dar mažas. 52 metais sekė pirmasis ūkių stambinimas. Prie Žalgirio kolūkio prisijungė gretimi kolūkiai, Raudonojo partizano, Bališkių, Ždanovo kolūkiai. Po to 75 metais sekė antras stambinimas, kada apsijungė jau du didesnį Žalgirio ir Vismantų kolūkiai. Išaugo. Pastatyta daug gamybinių pastatų, padidėjo laukų derlingumas nuo 7 centnerių iki 42 centnerių, o taip pat ir kitų kultūrų derlingumas. Dėka to, kad labai sustiprėjo ūkio energetiniai pajėgumai, įsigyta daug technikos. Už visą tai, kas padaryta, pasiekta, šiandieną mes su dideliu dėkingumu lenkiame galvas mūsų pirmiesiems ūkio organizatoriams, darbo pirmūnams, pirmiesiems ūkio organizatoriams Jarašūnui Feliksui, Remeikiui Juozui, pirmiesiems mekanizatoriams, kurie iš MTS-ų perėjo į ūkį, Petraičiui Petrui, Kuzminskui Antanui, Urlakiui Jonui, Pasarovui Viktorui, bei darbo veteranams, kurie darbavo, kad ūkis klestėtų, tai Krygeliui, Lievonui, Mikalauskieniai, Alfonsai, Pabrazinskams, Mildai ir Petrui, daugeliui kitų, kurie ir šiandieną dar našiai tebetriūsia ūkio laukuose. Didelė dalis yra pakviesta į šitą šventę, matyti jų veidai ir matomai matosi noras, kad jie apie savo nueitą kelią, apie patirtus sunkumus ir sėkmę papasakos patys. Mes su vienu iš pirmųjų kolūkio pirmininkų, draugu Jonaičiu Pranu. Prašom, Pranai, papasako, kaip sekėsi organizuoti kitais sunkiais laikais. Prašom. Blogai buvo. Organizuoti tenais. Pravažiavom iš mišką, susirinkimas buvo, išrenka Indras, Indras palika. Man uždėjo, tai aš ir buvau 2 metus. Pirmininku. Tai atvažiavo iš Rozalimą, išrenka man. Norėdavo laikti Krūpiš, Kilinėjus, Maljūnus. Man pasiūsės, kaip ar miško vis to. Man beuras paaiškėsi, čia tų bandytų jį pilniškai buvo. Sunkus laikai buvo. Labai blogai gyvenimo. Šiaip taip bijaudavo, kad vis toliau. Šiaip bais pasakyti, parašyti, kad į darbą eit, aš savo dienės ar laiką. Viskas, eik į lauką. Namo, jo. Ko to pasakys, nepasakys, griežta, kad jo einam. Kai jau griežtai vėmisim, tai tą pabus ir kitą vakarą, tai sakys, prašom pirmiau, nam pasivaikščioti. Viskas. Gausia, rausia, pasibaigs. O kaip, daug turėjot tų ūkio turto tokio, kiek jau iš karto? Ko tai turto, kiek poras parklė, viskas, tai jau nieko nebuvo. Kiek karvių buvo jūsų ūkiai, ten tų arklių, darbinykų, taip iš karto? Tai kuo aštuonin? Taip. Kas tai buvo iš karto tų? Pirmam susikūrusiai kolūkiai to visą turtą. Tik vės po vienu arklį, po vienu parazą jau nieko nebuvo. Kiek gyventojų ten susijungė jūsų tą kolūkį? Taip. Miško dar buvo 8, Krūpiškė 4, Ulinelių tų padaik startų, Arbėmas iš kokia 8. Kažkur tai apie 20 žmonių buvo. Apie 20 daugiau nebuvo. O Jara ne viena nėra. Ir dar toks į Nešeidį, tai buvo miško dvarė. Tai buvo jau užbrigadimas. Dar jau į Krūpiškį Linkevičius su Jaseliūn. Ulinelių Svetikus, kokia 3. Tai viskas. Daugiau kooperacija iki pridėjo mums tų žemė, dar žemės daugybė, darbininkų nei.
Kas? Nu tai turbūt pagalbininką turėjot neblogą. Žmona padėdavo daug turbūt jau. Ko man padės? Nu taip, pirmininkaut, vadovavot. Ne. Kaip kas vienas iš pirmųjų, kas pirmųjų parašė pareiškimą į kolūkį, į jūsų vadovaujamo kolūkį? Jo, Bobas to susirinkė. Žmona pirmoji kolūkietė. Nu, tai buvo pirmiausia. Pas man susirinkimas buvo, tai susirašė visi. Liep pasirašyti, aš rašau. Tai buvo turbūt ir savo norą. Nu tai. Nu, tai ko padarys. Tokio ypatingo yra likę įdomaus, būtino, kad papasako tokių dalykų, pasakykit čia jaunimui, viskam, kas jau taip buvo jums. Nieko tokio nuomo nebuvo, man bijo raspas, bandysiu, taigi nieko. O darbas tu pavalgyti negali, bandysiu čia labiau. Na kągi, tada turbūt... Pasišauk Jeruzalim nieko negali pasakyti, na visų. O čia reikia prievolį vesti, juos susiorsti, po to vesmė besižalti abi. Į Vilnių nuvažiavo, parvažiavo iš Vilnius, jie reikiams man Mindručiaus parvažiavo. Leiskit padėkoti jums už visą tą, ką mes atlikom, už visą darbą, palinkėti geros sveikatos, ilgų gyvenimo metų, daug laimės, nu ir žinoma, sutik dar ne vieną jubiliejų, kuris, kaip sakant, kuriam turėtumėt ką papasakot ir jaunimui, ir visiems kitiem, manau, kuriem bus įdomu. Na tai dar kartą. Ačiū. Ačiū jums, ačiū. Pirma sena kolūkietė Jankauskienė Marcelė, gyvulininkystės, kuri savo visą gyvenimą pradirba gyvulininkystėje, dirbo visą laiką Melžėje, yra 60 metais apdovanota 2 laipsnio diplomu gyvulininkystės srityje Žalgirio kolūkyje. Tai būtų įdomu visiems papasakot, kad jūs papasakomit, kaip sekėsi jums, kaip sunkiai dirbti reikėjo. Prašom. Kada vat parodė? Nu, gali. Nu pat pradžios kolkozo susitvirimą, karius milžo ir milžo rankom ir milžo po 18, kaip po 20 karvių milžo, kaip kad kokiais metais papuola man. Nu ir daugiau sunkiai dirbam, šėrim pačios mėšalus valėm, pačios girdim rankom iš šulinę vandenį nešim pradžio kolkozą, daugiau pask. Nebuvo mekanizacijos. Nebuvo mekanizacijos, daugiau pask apie pabaigų, tai jau pradėjo vandenę, jų girdyklas atsirado, pakeitinių nebuvo pradžio. Daugiau, vis tiek šėrėm viso laiko, šėrikai nešėrė, į milts pačios parsiveždam iš sandėlę. Pačiom parsiveždam milts kas 10 dienų, kiek jom tom karim duodavo pačios, tik pašars atveždavo. Siloso parlang sumesdavo, šiaud sunturą suversdavo, nu jo pačios daugiau šerdavom. Jūsų indėlis gana didelis, čia rodo ir diplomai, ir sveikinimo laiškai. Tada aš ir norėčiau visų kolūkio valdybos vardu, visuomeninių organizacijų vardu prisijungti, visų kolūkiečių vardu prisijungti prie to, palinkėti jums geros sveikatos, daug laimės, geros nuotaikos ir sutikti, žinoma, dar ne vieną jubiliejų, kaip dabar sutiksim 40-metį ūkio, minėsim. Tad ačiū labai jums. Ačiū tamsai. Randamės karo ir darbo veteranų šeimoje Pabrazinsko ir Petro ir Pabrazinskienės Mildos, kuri yra apdovanota 2 medaliais už pasižymėjimą darbe ir darbo veteranų medalių ir būdama pensinio amžiaus dirba ir dabar prižiūri mūsų veršelius. Tad prašom, papasakokit, kaip jums sekasi, kaip visas darbas, kiek įdėjot jėgų, kiek... Nors visą 40 metų kolūkio jubiliejaus nesu nudirbus, visą tą kelią nepraėjus, pradėjus čia dirbti 71 metais. Ir daug esu dirbusi brigadui ir gyvulininkystėje, esu pasiekus gerų rezultatų ir prastesnių rezultatų ir visai gerų esu išėjusi į pirmą vietą rajone buvus, pirmą vietą kolūkiai buvo, šiais metais pirmąjį vietą į kolūkiai esu. Ir daugiau linkiu visiems kolūkiečiams geros sėkmės darbe ir dar tiek metų nugyventi. Ir man, kaip sako, jau ir baigėsi amžius ir turėčiau baigti visą tą darbą, eiti pailsį. Nu, Milda Pabrazinskienė jau kaip 10 metų kaip pensija, bet darbą vis dar tęsia. Turbūt dar tęsit ir toliau. Jeigu jėgos leis, gal ir tęsiu toliau.
Nu, turbūt įdomu bus sužinoti ir kaip Petrui Pabrazinskui sekėsi. Aš, kaip sako, buvau demobilizuotas, apie karą, man sakyti, 44 metais, kadangi pašaukė, nustojau, papuoliau iš Sikio Zapastam pulke, ten papuoliau pirmam Belaruskai fronte. Ten pakariavo apie 4 mėnesius, mane kontūzijo, paskui papuoliau į Trofėjų diviziją. Iš Trofėjų divizijos vėl pagyvėjus, teko vėl stoti vėl su priešu, netoli Berlyno Gros Odrio, ten mane sužeidė koją. Po sužeidimo kojos, tada aš guliau ligoninį gulėjau, 9 gegužę, baigės karas, tada laimingai vėl ten apsitvarkė pabuvę, grįžome vėl į savo tėvynę, prie savo vėl nuolatinio darbo. Nu kągi, turbūt padėkosim jum už gerą darbą ir palinkėsim geros sveikatos, sutikt žinoma dar ne vieną jubiliejų, atlikt ne vieną didelį darbą, tad ačiū labai, linkiu jum daug gerų, gražių gyvenimo metų. Ačiū Jums už pasitikėjimą mano darbu. Ačiū. Krivickas Mykolas ir Krivickienė Veronika savo kolūkiečių kelią pradėjo Vismantų kolūkyje. Kada vėliau po sujungimo jie perėjo į Žalgirio kolūkiečius ir dabar yra Žalgirio kolūkiečiai. Tad Mykol būtų įdomu sužinot, kaip jums sekėsi per 2 kolūkius savo atlikti gyvenimo kelią. Prašom. Taip, 48 metais stojom, dirbam lauko brigadui. Paskui dirbam lauko brigadui ir pradžiai labai sunkiai buvo, kol susitvėrėm, viskas buvo sunku, daugiau paskui pripratom geriau buvo. Nu, daugiau dirbam, kad dabar jungiam. Lauko brigadų lik 64 metų. 64 metais išėjom į fermą. Į fermą liko ir gyvulininkystę. Liko sujungę su Žalgiriu. Nu, tai Žalgiryje ar fermai išėjo į pensiją. Nu, matom, apdovanojimų turit, teko ir kare dalyvauti jums. Nu, teko, vienams pirmos dienos į karį buvo sunku labai. Kol pripratom, biškį reikėjo į pelvų suvaržyti, su daržiukas. Nu, teko sunkiai praleisti. Arklių vietų pabūt, bet dėl to, kad reikėjo traktorių mašinų nebuvo. Ją buvo skinkydamas pats traukt, po kelius kilometrus teko važiuoti. Nu, turbūt žmonai Veronikai ir teko dirbti ir kolūkį, ir galbūt dabar jau pensinės amžius mažiau. Nu, kad jau aš senai kolūkį nebedirbu, man kaip sąnarį pradėjo skaudėti, nedaug man teko kolūkį dirbti. Nu, manau, tai vis tiek, kaip sakant, daug padedat Mykolui, aiškus reikalas, šeima viskas. Nu, tai vis šeimoje gyvenam, tai kągi jau viens kitam, tai būtinai reikia pasidėti. Jeigu nepasidėsi, tai kokia šeima išyrus visai. Nu, Mykolas darbuojasi ir dabar dar. Na, dabar dirb sandėlį. Kol daugai, kokie negalėsi, tai važiuosim ir polius. Nu, tai turbūt padėkosim jums už atliktą darbą ir už tą, kurį dar atliksit. Ir palinkėsim geros sveikatos, sėkmės, daug gražių gyvenimo metų. Briškienė Aldona čia yra gimusi, čia užaugusi, savo gimtajame Vismantų kolūkyje pradėjo dirbti buhalterijoje, dabar po ūkio sujungimo dirba Žalgirio kolūkyje, laukininkystės brigadnikė. Tai matome ir ūkio jos darbą įvertinta padėkos raštais, kuriais apdovanojo ją kolūkio valdyba už gerą ir sąžiningą darbą, už puikius jos gamybos rodiklius, už aukštus brigados derlius, žinoma, apie kuriuos jį pasakys pati. Dirbu ūkyje jau 14 metai, darbas sekasi neblogai. Jūs dirbti buvo daug sunkumų. Ūkis buvo didelis, centras brigados buvo Vismantai, bet mums reikėdavo važinėti į Medikonius, Vismantuose nebuvo net mechaninių dirbtuvių, o dabar jau šiuo metu yra žymiai lengviau ir ūkė rodikliai geresni ir
iš antros pusės dabar žmonių sumažėja. Anksčiau būdavo brigadų pas mane 7-8 jauni vyrai, o dabar jau tenka rukuotis ir su seneliais, ir mokinius pajungiam. Nu, gerai, kada atvažiuoja talkininkai iš Moldavijos. Tie runkelius padeda nuravėti. Bet taip dabar yra kur kas lengviau. Žemės numelioruotos visos, derliai geresni. Prisimenu pirmosius kolektyvizacijos metus, kada tėvuk sakydavo, kad iš hektarą te prikuldavo po 7 centnerius, o dabar mes sutinkam garbingą jubiliejų 40-metį su daug didesniais derliais, tūgi grūdinių kultūrų 37 centneriai iš hektarą, cukrinių runkelių virš 300 centnerių iš hektarą. Nu, ir čia tą progą noris padėkoti visiems brigados dirbantiesiems, kad sąžiningai prisidėję prie šito rezultato. Niekam mes čia nepasieksime specialistai, nors ir stengsimės. Daug labai padėję mechanizatoriai ir taip pat laukininkystės darbininkai. Dėkoju už jūsų nuoširdų darbą ir linkiu pasiekti dar geresnių rezultatų, kad ateinantį jubiliejų švęstumėme dar geresniai nuotaikoj, geresniais gamybiniais rodikliais. Nu, noriu pristatyti Juozą Šulčių, seną kolūkietį, mūsų ir, reiškia, karo dalyvį buvusi. Prašom, Juozai, papasakokit, kaip jums sekėsi dirbti kolūkį, nuo pat pradžių kolūkio. Po karo kolūkį pradėjom dirbti. Nu, sakyk tu. Nuo 49 metų čia susitvėrė. Taip. Nu, dirbo lauką darbę, dirbo daugiau. Čia buvo jau išrinkę Radviliškį, apylinkės to pavaduotai, kaip tai buvo. Nu taip. Ten reikdavo nuvažiuoti. Daugiau čia dirbti. Nu, jau pradėjo. Kitos paskyrė, čia netolyn mundrinį. Nu, tai jau laukia dirba, prijungė prie Aukštelkų. Aukštelkuos dirbom. Vieno vasaro dirbo Lentpjėvė. Nakrošis pirmininkas buvo. Aik Šulčio dirbt, sako, Lentpjėvė. Nu, tautoj vaikščiat, sako, į brigadą. Aik, ten ant vietos, nu, nuvažiuodavom sarklės ir dirbdavom per dieną. Nu, jau sustreikavo, nebeėjo, atsibaudo. Nu, ja, da jau pirmininkas, ateik, sakom, posėdžią. Aukštelkuosi, Nakrošis. Tai ko, sako, teisi. Rytą man užšiausi darbą, sako, o čia tas posėdis ir šauš vasaro kiek tos dieną. Darželė mėnesį, Liepos. Pensijoje daug padėdavo brigadininkiai Briškiniai savo darbais ir net savo patarimais. Prašom, ką jūs dar teko? Galit paklausti, ką Nu, nori. tai dabar sakyk, kad pataisio apinas ir dirbo, čia prašo Nu, pasakyti. teisė, dirbo viso ko. Ir ratus taisio, į apinasis taisio, į lančiugus, visą ką. Laukia įdavo, trasis kraudavo, vesdavo, prie borokškai sėdavo, žinai. Prisikraunant. Nu, turbūt nemažesnių nuopelnų yra nusipelnys ir Šulčienė. Jums taip pat teko ir lauko darbuose dirbti, ir gyvulininkystėje. Papasakokit gal ir kaip. Aš nusimandos nebežinau. Gimė, toj pirmiausia ėjame lauko dirbam, laukį. 3 kilometrai buvo naiti. Karius milžas. O daugiau pradėjo karius milžti, už kokią pusę metų. Nebuvo tų milžėjų, nebuvo tų piemenų, įganydavom, įmilždavom. Nu, daugiau pradėjo atsirasti daugiau tų milžėjų. Aš jau pradėjau prie lauką darbą dirbti. Man reikdavo pareiti pietų. Dirbo prie lauką darbą. Daugiau vėl pradėjo karius milžti. Milžo karius masit, kad 6 metus. Daugiau pradėjo veršiauks girdėti. Į daugiau užbaigė. Nu, pensiją, aš išėjau į pensiją, veršiauks girdžiu. Kiaulų šėrė. Kiaulų šėrė. Nu, Šulčiai yra daug pasidarbiavę patys, yra Daugiau visko esame atidavę. davė daug energijos, atidavė ūkiui. Dabartiniu metu gerai darbuojasi ir jų dukra Devieninė, kuri taip pat pasiekė tėvų pavyzdžių, dirba gyvulininkystės fermoje. Na, tuo pačiu norėčiau jums padėkoti
už jūsų triūsą, už šiandieninį mūsų pokalbį ir palinkėti geros sveikatos, dar sutikti daug jubiliejų ir žinoma atiduoti ne vieną patarimą jau mūsų jaunimui, kuris, kaip sakant, galėtų pritaikyti jį. Ačiū. Mokiau vis vaiką mano dirba. Vienas traktorys, vienas sūnų turim. Nu pat 14 metų ėjo prie Joniškio, koks tenai yra tas. Mičiūrinamas. Ne. Medelynas. Tenai yra, ne Kolakšti, buvo toks, mokina juos, mokykla. Jakiškė, važiuonis. Tai išteidavo tas vaikas. Šeštadienis parein maisto pas. Nu, tai tas susimokina, pradėjo dirbti, dabar Šniraičius dirba vis. Nu kągi, turbūt. Ačiū labai jums. Dukteris tuos spaudžiu Linkim prie darbo. sveikatos geros. Ačiū į tam. Būti laimingiems. Aplankė tiek, mūsų laimės nebėra. Nu, seną Vismantų kolūkietį darbo veteraną Leoną Grigelį. Prašom, kaip prisimenat jūs kolūkio pradžią, kaip dirbti teko, kaip viską? Pradžia kolūkio, žinot, susitvėrė sunkiai, kaip ir visur kur. Nu, daugiau paskui čia pirmininkai buvo paprasti, nemokyti žmonės, beraščiai beveik. Nu ir daugiau paskui čia išbuvom kelias metus iki, 4 metus mūsų ten išbuvom ir daugiau paskui apjungė mums su Radviliškio rajoną, mūsų Radviliškio rajone ir buvom priklausę. Apsijungėm su Černikovskiu. Nesvarbu. Ir jums patiem, kaip jūsų pačių indėlis, ką jums teko dirbti visais tais? Man, kada kolūkis susikūrė, aš jau dirbau bitininku pagelbiniam valsčiaus ūkį. Nu ir aš nuo pat pirmų dienų buvau bitininku. Bitininku buvau, sekis neblogiausi, gavau apdovanojimus už išplatinimo bityną, už neblogus derlius, porą turiu diplomų, premijas esu gavęs ir viso laiko išbuvau 25 metus išbuvau bitininku ir būdamas bitininku sveikatas jau pasenus, sveikatas susilpnėja ir bitininku pardavė kitam ir išėjo užtarnauto pensijų bitininku. Na ir dabar gyvenu kaip jau be sveikatos pensininkas. Ir jokių pareigų dabar nebeėjo. Ar kolūkio esant bitiniko teka būti revizijos komisijos pirmininko teka būti. Nu ir taip pat, kol buvo mažiau bičio, daugiau paskui kaip apsijungėm su Černikovskiu, bičių padaugėjo, išplatino bityno, premijas gaudavome, matai. Nu ir daugiau paskui tik bitininkų ir buvau ir išėjo į pensinį, bitininkų jau užsibaigė mano kolūkį. Nu, manau, jūsų indėlis kolūkį yra įneštas gana didelis ir tiek pelno, ir tiek morališkai jūs esat daug ir padarė. Tad tuo pačiu turbūt baigdant, norėčiau jums padėkoti, palinkėti dar geros sveikatos. Nu, labai širdingai ačiū. Ir tuo turbūt mes savo susitikimą šį kartą baigsim, manau, iki sekančio karto. Ačiū jums labai, draugai. Linkim daug sveikatos. Ačiū laimės, jums, kad neužmirštate, aplankote retkarčiais. Gerai, ačiū. Kalbame su ūkio seniausiu artoju Petru Jankaičiu, kuris yra buvęs ne kartą rajono artojų tarpe, nugalėtojų ir ūkio tarpe. Ne kartą jo nuotrauka buvo patalpinta garbės lentoje. Tad Jankaitis papasakos mums turbūt, kaip viskas jam pačiam sekasi ir atsieina. Prašom. Nu kaip, darbuodavams, reikia dirbti, stengtis ir pasieksim tuos rodiklius. Nu ką, kokie daugiau. Nu turbūt, turbūt ne kartą jau sunku ir suskaičiuoti, kiek kartų esat apvertę tuos mūsų laukus ir turbūt ir su traktoriu, ir gal ir su arkliuku teko. Teka, su arkliais arėjau į pradžio kolūkį, tada nebuvo mekanizatorius ir daugiau mekanizatorių nuo 52 metų į teberį šiandieną. Nepertraukęs. Na ir kaip jūsų akim, kaip kokių nors sunkumai, kokie pakitimai, kokius matot, kaip artojas toj pačioj gimtoj žemėj, kuri jau... Nu, man visat gerai, turim parnešti visko, dėl to, kad jei norim dirbti, pats turim galvoti, kad geriau būtų. Ir savęs racionalizaciją viso teikti, kiek išmanom.
Nu, jūs pats daug esat padarę, darbuojasi ir jūsų sūnus sėkmingai, kuris taip pat yra pirmūnų tarpe. Ką jūs palinkėtumėt jaunimui mūsų, kaip sakant, ateičiai? Tai vot, aš sakau, kad jaunimas taip dirbtų, kaip mes seniai dirbam, tai pasiektų tikslas toks pat ir tikslas kaip ir mes. Nu, gal mes kartais seniai mėgstam sakyti, kad vis blogas jaunimas, tėvai sakė ant mūsų, kad blogi esam, mes ant kitų sakom, bet turbūt geras ir jaunimas yra šiuolaikinis. Aš pasakysiu, neblogus tas jaunimas, bet labiau jie yra kažkaip lengvai pripratę. Jie nėra, kad spaustos prie mūsų tą darbą. Ypatingai prie tų vikšrinių traktorių, tai jau neįkalbais ne vienam. Aš matau iš visos padėkos, kad ras jim, bet jis nesistoroja tiek. Turbūt mūsų dabartinės sąlygos iš mūsų dar daugiau reikalaus, kad mes būtumėm atsakingesni, darbštesni ir turbūt kiekvieno pareiga turėtų būti didesnė į darbą. Kaip jūsų, kaip veterano? Nu taip, aišku, kad reikia kokybiškiau dirbti ir geriau dirbti ir nu kągi daugiau darys. Na kągi, turbūt, matau, kad mes jau gal ir baigsim pokalbį, tad noriu palinkėti jums dar daug kartų apversti tos mūsų laukus, palinkėti geros sveikatos, užimti ir prizinių vietų, ir nugalėtojų būti kartą, ir žinoma, savo patirtį perduoti jaunimui, kad jie, kaip sakant, žinotų, kaip tą žemelę šventą mūsų dirbti. Ačiū. Žalgirio kolūkio mechanizatorių Urlakiu Jonu, kuris šiame ūkyje dirba nuo pat savo pirmų darbo metų. Traktorininku pradėjau dirbti 53 metais. Vat. Iš karto baigiau Rozalimo 3 mėnesių mokyklą. Vat. Kursai buvo ten. Vat. Įsikę traktoriau negavau ir neėmiau jau. Paskui padirbau kokius metus, pasiėmiau traktorių. Vat. KD, kaip sako, buvo vikšrinė traktorė. Ir su jais išdirbau. Vat, nu. Metus daugiau tenai. Vat, nu. Paskui išėjau į tarybinę armiją. Vat, nu. Imtesai buvo tada, vat, prie Imteso, vat, nu. Ne kolūkio traktoriai buvo, vat, nu. Grįžęs iš armijos, traktorius, parvedė į kolūkį Imtesą skaitęs. Nu, tai aš gavau pirmą Belarusą MTZ. 2 buvo jau užvadinimas, pirmas Belarus, vat, nu. Ir su juo išdirbau 14 metų, vat, nu. Tos senos laidos Belarusą, vat, nu. Paskui gavau jau naujos laidos Belarusą, išdirbau kažkaip irgi apie 12 metų, vat, nu, su vienu traktorium. Vat. Nu, dabar vat, dirba vat, technikos, kaip sako, jau ūkiai padaugėjo įvairios, su šienapjove išdirbau 6 sezonus, vat, nu, savaitę pjoviau šieną. Nu, ir dabar toliau, vat, kaip sako, darbuojosi viskas kolūky, vat, nu, mechanizatoriumi. Ką jūs norėtumėt jubiliejaus palinkėti progą jaunimui? norėtumėm palinkėti jaunimui, kad jie vat, testų mūsų pradėtą darbą vat, ir pavaduotų senąją kartą, vat, kaip sako, pakeistų. Vat, ir kaip sako, prie žemės taip pat priprastų kaip ir mes vat, nu, dirbti. Nu kągi, turbūt ačiū jums už tuos linkėjimus, jaunimas juos turbūt perims iš jūsų. Ačiū jums, Jonai, už darbą atliktą, kurį padarė tiek daug. Linkim, noriu kolūkio valdybos vardu padėkoti jums, palinkėti sveikatos, sutikti dar žinoma ne vieną jubiliejų, atlikti ne vieną didelį darbą, kaip jūs esate atlikę. Ačiū. Ačiū. Randamės prie ūkio vaikų darželio, kuris įkurtas 1984 metais. Tai ūkio įstaiga, kurioje ūkio ateitis brandina savo jėgas ir protus mūsų pamaina. Kalbame su darželio vedėja. Kaip sekasi jums čia, kaip pamaina, visi mato kokie. Tai mūsų ateitis, mūsų darbininkai, mūsų specialistai, mūsų būsimi vadovai. Kaip jūs? Na, čia sekasi neblogai. Pamainą auginam, norime, kad vaikai būtų sveiki, žvalūs.
Čia tikriausiai auginam būsimas melžėjas, būsimus traktorininkus. Žinoma, yra ir gydytojų. Tikriausiai vaikučiai užaugę panorės būti gydytojais, mokytojomis, mergaitės. Nu, turbūt tikėsimės, kad bus ir specialistai, ir vadovai. Žinoma, žinoma, bus vadovai. Kas bus, senciukai? Milicijai. Prašom, draugai, eina video įrašą. Labai ačiū Jums už punktualumą, tuo pačiu tenka atsiprašyti Jūsų už tokį ankstyvą pakvietimą į šventę. Kaip Jūs pamatysite, vėliau darbų bus labai daug, teks dirbti net irgi mums kaip aukščiausiai tarybos sesijai per 2 rūmus ir iki vėlyvo vakaro ir matomai šiandien darbas gali nesutilpti šios dienos valandas, gali pratęsti rytoj. Brangus ir gerbiami pirmieji kolūkio organizatoriai ir darbo veteranai, šiandieniniai gamybos pirmūnai, ūkio specialistai, svečiai. Kolūkio valdybos vardu ir asmeniškai savo nuoširdžiausiai Jūs sveikinu šiandieną, šiandien dienos mūsų 40-mečio šventės jubiliejaus progą ir linkiu Jums visiems geriausios sveikatos, didelės laimės asmeniniame gyvenime ir sėkmės Jūsų sunkiame kasdieniniame darbe. Brangus draugai, į mūsų šitą ilgai lauktą šventę buvo lemta ne visiems susirinkti. Į mūsų tarpo įamžiną poilsį pasitraukė apie 7 ūkio vadovų. Didelė dalis darbo veteranų, kurių kiekvienais metais maždaug 4-5 pasitraukė iš mūsų tarpo. Šviesų jų atminimą siūlau pagerbti tylos minutę. Šventiniam pranešimui, šiandien mes čia padarys kolūkio pirmininkas. Kolektyvinio ūkininkavimo kaip socialistinio teisingumo, laisvės ir lygybės idėja gimė tolimoje praeityje. Joje buvo išreiškiamas darbo žmonių protestas prieš visuomenės suskirstimą į turtingus ir vargšus, engėjus ir engiamuosius. Kolektyvinio ūkio tvarkymas bendro darbų bendroje žemėje idėja buvo pagrindinė utopinio socializmo sistemoje, kurią kūrė vakarų Europos mokslininkai, bet nebuvo galimybės jiems tai įgyvendinti. Tik žios spalio socialistinės revoliucijos pergalė Rusijoje įkvėpė naują gyvybę
kolektyvinio ūkininkavimo idėjai, o kartu ir būtinumui. Bekraštėje Rusijos imperijoje gausybė nusigyvenusių ir alkanų Lenino kooperacijos plano generalinė linija, apie kurią dabar rašoma, kalbama ir kurią diskutuoja užsienio mokslininkai. Mirus Leninui sėkminga kooperacijos plano plėtoti ne po sąlygomis stalinis vadovybės buvo nutraukta. 1929-30 metais Rusijoje prasidėjo visuotinė kolektyvizacija. Daug rašyta ir rašyti nebaigta. 1940 metų Liepos mėnesį Medikonių kaimo valstiečių susirinkime Rozalimo valsčiaus pirmininkas pranešė, kad susirinkome kurti kolūkį, kas ir buvo padaryta. Naują kolūkį nutarta pavadinti Žalgirio kolūkiu. Pirmieji pareiškimus tą kolūkį parašė Dumšienė, Štarienė, Kurlenskienė, Aleksejūnas, Jonaičiai, Stakėnai, Mockienė ir kiti. Pirmininku buvo išrinktas Jarašūnas Feliksas. Tai buvo Pakruojo rajono Žalgirio kolūkio gimimo diena. Buvo surašomai įnešamo turto suvienodinimo aktai. Tai vienas skausmingiausių procedūrų kolektyvizacijos pradžioje, nes buvo atiduodama ne tik tai žemė, bet ir iš kiemo savo išvedama gyvuliai, padargai. Liko Kairys, kurį neužilgo pakeitė Aleksejūnas, kuris Žalgiriui vadovavo iki 51 metų. 52 metais prie Žalgirio kolūkio prijungiama raudonasis partizanas Bališkiai, Vienelis vėliau pavadintas Ždanovu, jungtam kolūkiui vėl vadovauja Jarašūnas Feliksas. Tuo laiku kolūkiečiams į pagalbą pradeda ateiti traktoriai iš Antėsių, kurie pakeičia sunkius darbus atliekamus arkliais. 1950 metais Jarašūną paėmė apmokymą. Žalgirio kolūkiui vadovauja Pugevičius iki 54 metų. 1954 metais Pugevičių pakeisti ateina 30 tūkstantininkas Rodzinskas Bronius iš profesijos teisininkas, tačiau daugumos kolūkiečių nuomonė jam dirbant prasideda kolūkio smokimas. 58 metais kovo mėnesį pirmininku išrenkamas šio kolūkio agronomas Peleikis Juozapas, kuris perima silpniausią rajono ūkį. Derlingumas iš 1 hektaro grūdinių tuo metu buvo 7 centneriai, mėsos 100 hektarų naumenų pagaminta, taip pat 7 centneriai, iš vienos karvės išmelžis 700 kg, visomis kryptimis Remeikis deda pastangas ūkį sustiprinti. Vystoma daugiamečio žolių sėklininkystė, ūkis augina cukrinius runkelius ir vilnus, daugiausia remdamasis Kusminskienės Genis, Balnienės Onos, Plungienės Elzės, dar šiomis rankomis. Už parduotas žolių sėklas nusiperkama pirmasis traktorius DT-14. 50 metais ūkis nuperka iš MTS-o jau visą brigadą, 3 višinius DT-54 markės traktorius ir priima jų vairuotojus, šiandieninius darbo veteranus Kusminską Antaną, Jankaitį Petrą, Urlakį Joną. Bališkiuose statoma labai brangi 500, samatinis vertis 500 tūkstančių rublių kiaulidė, į kurią patalpinama pirmos veislinės kiaulės. Bandos papildymų ūkis iš gyventojų superka karvės, tačiau namų statybai pinigų dar vis nelieka. Reikėjo remontuoti senus tvartus paveldėtus gautus iš ūkių. Nuo 60 metų iki 61 metų pirmininkauja Šimaitis, nepalikęs ryškesnio pėdsako ūkį. Nuo 61 metų kolūkio pirmininku pradeda dirbti Siriūnas, kuris deda didelės pastangas ūkio išvedimui iš atsilikimo. Jankauskienė, Lopetienė, Lopininkai, Navickai, Kozminskienė, Kinai, Tytė Kazė ir eilė kitų. 1940 metais Vismanto žemė taip pat susikūrė kolūkis pavadintas Minimo Vėliava, kuriam vadovauti buvo išrinktas Martavičius Jonas. Pirmieji iniciatoriai Vismantuose buvo darbo veteranai, šiuolaikiniai pensininkai Krygelis, Jurgaičiai, Vaičiūnai. Jų pradžia ūkiui buvo sunki traktorių, ūkis taip pat neturėjo, žiausėdavo rankomis, jaudavo dalgiais, vaikų sąlygos pasiekdavo geresnis, jaudavo aklinės skirtamosiomis, didesnių permainų ir pasikeitimų toliau ūkiui vadovavo Jurgaitis Celestis. Pagalba, kurią tada gavau iš rajono vadovybės, tai buvo ta, kad leisti kolūkiečiams dirbantiems, tada kaip tik tai vyko šienapjūtė, baigėsi sėja,
mokėti atlyginimą už darbą, kuris buvo pradžioje man nutrauktas. Buvo taip pat atleisti visi samdyti darbininkai, kurie labai imdavo brangiai už darbą. Dirbame visi suteltai visomis kryptimis. Žinoma, svarbiausias klausimas buvo pagerinti finansinę padėtį, išmokėti skolas, kad galėtume statyti, mokėti atlyginimus, premijuoti ūkių žmonės. Pasirinkome sunkiausią, bet užtikrintą kelią. Padidinti gyvulininkystės produktų gamybą tiek, kad pardavimas viršytų 10 penkmečio vidurkį ir gauti konkretų, tada labai brangų kainų priedą. Ir cukriniai runkeliai. Mum, kaip minėjau, pradėjo duoti pelną nuo 39 tūkstančių ir visumoj jau duoda mum 5 metai, cukriniai runkeliai duoda pelną. Didžiausią mes turėjom užpraeitais metais 70 tūkstančių, šiaip iki 3 metų 40 tūkstančių. Praeitais metais, kada nusirašė į daug technikos, ypatingai tos detalės, kurios buvo sukauptos per kelis dešimtmečius, jos buvo įsinešę ant cukrinių runkelių technikos nuėjimo, mums pabrangino savikainą ir taip, kad praeitais metais buvom gavę 8 tūkstančius rublių pelno už cukrinius runkelius. Tačiau šiais metais esame vėl įvykdę 200% cukrinių runkelių pardavimo valstybei, tikimės, kad jų, kaip sako, cukriniai runkeliai pasiteisins ir toliau. Taip pat norėjom išnaudoti, stengiamės ir daugiametės šių žolių sėklininkystę, kiek galima daugiau užauginti pardavimui. Mums pavyko tik tai 83 metais, kada gavom daugiau užauginę dobilų, kada gavom 150 tūkstančių rublių už daugiametės žolės. Pašarų bazės užtikrinimui siekime padidinti grūdinių kultūrų ir kitų pašarinių kultūrų derlingumą. Tačiau, kaip minėjau, to bendro sprendimo, to bendro tikslo mes nepasiekėme. Aš manau, ir daugelis, gana tenka sutikti, pasako, kad dėl lygybės atlyginimuose, vienas uždirba daugiau, o aš mažiau uždirbu. Nepasiekėm, minėjau, nors ir padidėjo šitie. Čia klausimas taip pat mums riboja netobuli normatyvai, pagal kuriuos skaičiuojamas darbas. Reikia mums daugiau čia įnešti, tai taip pat žinoma didesnį darbo ekonominiai dalykai. Ir ypatingai šiuo metu, kada sudaromas sąlygos ūkiams, daugiau tų klausimų spręsti savarankiškai. Trumpoje ūkio 40-mečio kalboje aš mažai paminėjau rodiklius, dėl to gal, kad mes iškėlėme biletenį visų rodiklių, kuriuos mes galėjome apčiuopti, surinkti iš archyvų ir arba iš čia rodami didelį drausmingumą, nevartus tų biletenių, o manau, mes juos pateiksime. Parinkom, galbūt dėl to, kad iš savo nebūtų didelio išgadėjimo, visko matysite, susipažinsite su tais rezultatais ir aš juos toliau nekalbėsiu. Amžiaus grupėje Brunienė Liucija gavo 602 gramus. Tai čia daugiausiai yra veislinės kiaulaitės. Įvykdytas parašų gavimo planas. Pabrazinskienė Kazimiera gavo 1106 paršelius atjunkamo svorio po 19,1 kg. Kuzminskienė Angelė 918 paršelių atjunkamo svorio 18,7 kg. Kapičiauskienė 844 paršelius 18 kg atjunkumo svorio. Nuosekliai vyksta veislinių kiaulaičių atrinkimo ir išauginimo planas. Iki šios dienos parduota 361 kiaulaitė ir iki metų galo numatoma dar atrinkti ir parduoti apie 40 kiaulaičių, kurios, reikia pasakyti, kiaulininkystė ir sukuria patį rentabilumą ir jos įsilaikymą. Praeitais metais veislinės kiaulės davė 170 tūkstančių rublio pelno. Ir kas apgailestautina, kad šiais metais mes
te baigsime statyti tik tai 3 taip reikalingus gyvenamosius namus. Gaivus prisitvarkymo ir demokratijos vėjai, kurie reikalauja atkurti demokratinius valdymų principus ir galimai greičiau suaktyvinti žmogų, pagrindinį gerybių kūrėją. Anksčiau mes sakydami, nemoki atlikti darbo, išmokysi. Nenori, priversime. Dabar sakome, nemoki, išmokysime. Nenori, suinteresuosime. Tačiau tas suinteresavimas irgi kai kuriais momentais išeina iš ribų. Tenka pastebėti. Daugelį pasitaiko iš mūsų irgi nemažai dar, kurie tik tai ir te galvoja pagrindė apie šitą, ką gaus už darbą, tačiau kaip darbą atliks, antraeilis dalykas. Ir vis tik tai tai yra negera pažiūra. Šiuo metu yra siūloma vyriausybės daug priemonių skatimui, naujos darbo formos, siūloma rangos ir kolektyvinis, ir šeimininis, ir taip pat nuomos ranga. Pas mus irgi pasigirsta įvairių nuomonių tuo klausimu. Galime pasakyti, kad mes mažai daug dirbame čia, reikia daugiau ekonominiai tarnybai dirbti, asmeniškai man pačiam, ir mes patenkinsim, įstengsimės patenkinti visus jūsų pageidavimus. Jeigu atsiras kas, daleiskim ir nori, girdėjom, yra minas, ar tai žemės įsinumuoti. Stengsimės nesužlugdyti, tačiau kiek galima padėti. Ir tiesa, mūsų žingsnius telydi, vardant tos Lietuvos vienybė težydi. Švenčiant tokią didelę šventę, reikia, kaip sako, prisiminti tos šventės pradžią. 1948 metais, Liepos mėnesį, kūrės pas mūsų Zadarimo valsčiai antras kolūkis jau čia, Žalgirio. Pirmas susikūrė Bunčios, dabartinio Žirmūnų tarybinėmų, gegužės 1 ir Žalgirį, o čia Žalgiris tad buvo tik tai tas Medioklių kaimelis, žinot, netoks didelis kaip dabar, bet tas toks 10 greičių. Susirašėme Liepos mėnesį, kokią dieną neprisimenu. Na ir nutarėm, kad tų metų derlius, kaip jau buvo sėjęs kiekvienas savą nusėjom su jau žieminius ir pavasarį jau bendrai sėsim. Man paskyrė pirmininku, žinoms, buhalterį tokį pat, kaip ir pirmininką, 4 skyrių moksleivius. Tai ką, tuos metus atidirbam, rudenį jau sėjom bendrai žieminius, pavasarį sėklą supylam ir pavasarį jau bendrai sėję. Aš pagalvojau, kad čia toks naujas dalykas, čia tokia moksla žmogus, reikia eit mokytis. Rudenį 48-ais ir išvažiavau į Vilnių, į Verkius, į 2-metę kolūkio kadrams parengti mokyklą. Šiaip taip tuos metus išvargau iki ataskaitos. Atėjo ataskaitinis vėl negalim pagal save, kaip jau įsiskaičiuojam ir sėklą, ir pašarus atpilti. O kas liek pasidalinti, kaip atėlėsis atrodo. Neleidžia. Tiek, 800 gramų duoti ir ten kiek kapeikų. Gerai, tai įsidarėjom dar tik tiek, kad kaip iššersim gyvulius, pasisėsim, kas lieks įsidalinsim už praeitų metų darbadienius dar. Tai išėjo dar
pasisėjus įsišėrusių per žiemą, išėję dar po 2 kg miežiai praeitų metų darbams įsidalinom. Nu, kaip taip jau labai nesisekė, tai papuolė man tokį laimę, kad pašaukė į armiją apmokymui 2 mėnesiam. Nu, išvažiavo apmokymą tą, parvažiuoju iš apmokymą, nu, tai važiuoju čia. Jums pirmininko vėl dirbti, o išvažiuodamas paliko Pugevičius, kai buvo pavaduotojai, paliko Pugevičių. Jiems dirbti ir iš Šiaulių Lakį, ir iš Pakruojaus Lakį. Prisimenu, Laurinavičius buvo tą vykdomą komitetą pirmininkas, tokį išreiškimą. Aš jam pasakiau tiesiai, kad aš sakau daugiau, jeigu sakau, dar duotumėt kur kitam kolūkį. O su savo žmonėm čia reikia ir pasipykti, pasiardyti, nesinori šitą daryti. Nu, jie kitą nedavė, turi čia dirbti. Na tai sakau, aš taip apsisprendžiau, kad už kolūkio pirmininką nebedirbsiu. Sakiau, kas manęs atėjo, Pugevičius dirba, daugiau iš Pugevičius paėmė Rodsą, ne Rudzinskas, ne, Rudzinskas, 30 000, kaip skyrė teisėjais Pakruoja Rudzinskas, buvo atėjo tas žmogus. Nu, aš parėjau, dirbau fermui, jau pristatybos parėjau, kaip atėjęs ir jums, taip ir užsibaigė. Tai tiek, ačiū už dėmesį. Lietuva. Lietuva akmuo prie slenksčio seno ir lietaus lašelis debesy. Lietuva, ugnis, kurią kūrenom ir kurioj sudegsime visi. Ir tenai, kaip pagonybės mitais ir su šimtmečio lažu. Lietuva, grėsmingas dinamitas, tūkstančiai sukilėlių laužų. Užrasta gintarėlį, bus Baltija melsva, auksinių kopų smėlį, tarybų Lietuva, kur žėri Vilniaus žmonės, ten mūsų širdis gyva, tenai kalnuosi klonas, tarybų Lietuva. Aš esu Danelė, aš kvapi įsoti, kai į žolę krenta obuoliai razot, kai giedra padangė, kai aplink ramu, kantri saugo šilumą namų. Per sienas palnaktis painė, užsusų kirčių kompanininkai sėti tenai skapinių aukštai. Jauna kvieti kūlą, kvieti pilas nalantis, putais sungiasi, tu, stok, pripilsi tau tu. Kur rupelis pienas rūva pieno langas lies, žvanga fermoje melžtuvis baltuoja melžijas. Tarjot margių, tar karvučių, kriūsia jos kasdieną, kad pulkai linksmų vaikučių gertus stop. Traktoristas mano tėtis, kviečia eikždanutį sėti. Vai smagu, tai smagu, kvepia duona pyragu. Smagu, tai smagu, kvepia duona pyragu. Įsakus viską kelti.
laukus vėjai, po 5 vagas mes arėm ir dirvas vakėjom, priekabose žalia šiena, plytos ir cementas, užužu žirgeliai plienu, danda kelias plienu. Jubiliejinė šventė Kolūkio susikūrimo 40 metų sukaktį. Taigi tą progą norėčiau pasveikinti visus kolūkiečius, ypatingai mūsų veteranus, kurie žengia pirmuosius kolektyvinio darbo metus. Kaip ir kiekviena naujovė, taip ir kolektyvinis darbas, galima sakyti, buvo sunki pradžia. Kolūkiai neturėjo savos mechanizacijos. Žemės dirbimas buvo atliekamas arklinių inventoriumi. Laukai buvo maži, kas trukdydavo dirbti tuo metu dirbantiems traktoriams, kurie atvažiuodavo iš vadinamų NTS stočių. Per 40 metų daug kas pasikeitė. Kolūkis Žalgiris įsigijo savus energogalingus traktorius, javų nuėmimo kombainas, savaitės šienapjovės ir daug kitos technikos. Buvusio Žalgirio ribose buvo 3 laukininkystės brigados. Kai aš pradėjau dirbti ūkyje 68 metų, brigadininkais dirbo Remeika Juozas Bališkiuose, Vaikčiūnas Jonas Derdeliuose, Medikūnių brigadoje brigadininkai kaiteliojasi. Dirbo Štaras, dirbo Svalgonas, Čapaitytė ir kiti jauni specialistai, kurių ir pavardės išdilo iš atminties. Buvo cukriniams runkeliams pasiektas geras derlingumas. Brigadoje išauginamų 90 hektarų techninės kultūros gauta 423 centneriai iš G, pašarinių runkelių 640 centnerių iš hektaro. Viskas pasiekta mūsų darbščių kolūkiečių dėka. Gerų žodžių galima paminėti brigados švyturius: Urlakienę, Dumšienę Marytę, Petraitį Donatą, pensininkę Mockienę Marytę. Iš mechanizatorių norėčiau padėkoti ir palinkėti jiems sveikatos. Tai Petraitis Adolės, Jankaitis Petras, Plerpa Balys, Vaičiūnas Petras. Klausime darbe, kad ir toliau gerėtų ir gražėtų Žalgirio kolūkis. Ačiū už dėmesį. Toliau paprašysime dar vieną. Nors pusę mūsų, tų, kuriuo aš rado atėjęs čia Žalgirį, matau, atseit nykstam, mažėjam. Tačiau reikia prisiminti patį sunkiausią kritišką tokį laikotarpį, kada 10 metų Žalgiris jau buvo sukurtas ir kūrėsi, sakysim, kaip iš pelenų palių. Atpažiavus pasidairo, kasgi čia darosi. Žemės nemelioruotos, lygios, užmirkę, laukai nulimti runkelį, matas rankų darbą, dėtas aučiai, krūvos sunoki laukuose, bulvės, nekastos. Linai sudalgis nupjauti, sukrauti daržinį. Ką pradėsi gyventi? Gal 17 centnerių galimybės. Bet tik pot, kas man svarbu, kad žmonių mūsų nuotaikos nebuvo labai sugriuvę. Nebuvo terštengų, verkiančių, matęs, kad iš viską mokėti neturim kuo. Biednai reikia dirbti, o dirbti nebuvo didelis bėdos. Susikalbai, tam razas, daug kalbą. Štai žalgiriečiai dabar negalime skaityti, kad jau rajone mes laiką vidurkės stovinčių, nepirmaujančių gretose, kas jau sakat jų rodiklius. Tikėti, kad mes dar galim kai ką parodyti. Ir žalgirį turbūt mažai kas atsirastų, kas norėtų rangos ar nuomas, nors čia galbūt, kad ir gerai siūlo, bet aš skaityčiau, kad jau iki šiol da vežė, da ėjo iki tiek.
Tai aš manau, kad čia nebelabai ką sieksim. Nu, gerai būtų, kad jau kas jiem tos ant savos atlikusios gabaliukus. Kai kad. Nu, ką tai aš norėčiau jums palinkėti, kad tie dar turėt sveikatos dirbti, galima prisidėti gamybai. Dėl to, kad nusidėti ir laukti saulės laidos, kad ir pensininkam neapsimokėtų, jeigu yra galimybė, nuskonus pasivarinėti, kiek jau sveikatos reikėtų. Nu ir aš manau, kad dar sulaukia 50 metų, kurie dar gyvi liksim. Turbūt, kad kitais rezultatais džiaugsim. Bus visai kas kita. Nu, atvežkit. Toliau kalbės mūsų gerbiamas svečias, rajono draugų pramoninių susivienijimo pirmininkas Draugas Mikulskis. Brangus kolūkiečiai, šiandien jūs susirinkote į dvigubą šventę. Nu ir turbūt svarbiausia šventė tai paminėti ūkio 40 metų įkūrimo jubiliejų. Na ir kaip kasmet paminėti profesinę šventę Žemdirbio dieną. 40 metų nueitas kelias yra labai prieštaringas. Ir ypač, kaip sakoma, didelės diskusijos dėl kolektyvizacijos, dėl tolesnio mūsų žemės ūkio vystymo dabar vyksta šiuo persitvarkymo laikotarpiu. Dabar jau aišku ir visi su tuo sutinka, kad vis tik žemės ūkio kolektyvizacija visoje Tarybų sąjungoje ir Lietuvoje, nežiūrint į kai kurias gražias idėjas, ir buvo vykdoma nedemokratiškai ir atnešė didelių nuostolių. Reikia pasakyti, kad mūsų Respublikoje galbūt tie nuostoliai buvo mažesni, tačiau mes žinom, kad Tarybų sąjungoje kolektyvizacija vyko prieš 60 metų ir tuo metu kilo badas Ukrainoje, Pavolgyje, o Nejuodžemio zonoje Rusijos federacijoje dar ir dabar kolūkiai merdi, žemės ūkio gamyba yra labai žemo lygio ir šalis neapsirūpina maisto produktais. Sakyti, kad tiek mūsų Respublika, tiek mūsų rajonas pasiekė neblogų rezultatų. Mes jau Respublikos žmonės pilnai pamaitinam ir atsakingai tą galim pasakyti. Žinoma, jūs žinot ir jaučiat, kad trūksta maisto produktų pas mus. Dar nemažai jų yra galbūt ir nekokybiškų. Tačiau vis tik reikia pasakyti, kad mūsų Respublikos tiekimai į sąjunginių fondą yra gana nemaži. Mes išvežam apie 48% mėsos ir 45% pieno produktų. Ir jeigu bent 10% tie mūsų tiekimai sumažėtų, aišku, mūsų Respublikoje žmonės maisto produktais, gyvulininkystės produktais, tais būtų pilnai aprūpinti. Mūsų Respublikos vyriausybė kai ką daro šito klausimu ir matyt, kad ateityje mūsų parduotuvės, mūsų stalas bus gausesnis. Nenorėčiau aš čia daug jūsų trukdyti turbūt. Reglamentas čia griežtas yra. Aš noriu perskaityti partijos rajono komiteto, rajono liaudės deputatų tarybos vykdomojo komiteto, agropramoninio susivienimo ir agropramoninio komplekso darbuotojų profsąjungos rajono komiteto sveikinimą jums, kolūkiečiai, jūsų jubiliejaus proga. Karštai sveikiname Žalgirio kolūkio valdybą, pirminę partinę, profsąjunginę ir komjaunimo organizacijas, žemės ūkio specialistus, visus kolūkiečius su reikšminga data ūkio įkūrimo 40-mečiu. Kolūkių sukūrimas prieš 40 metų sudarė pagrindą esminiams socialistiniams persitvarkymams valstiečių gyvenime. Kolektyvinis darbo būdas, tvirtas tikėjimas ateitimi atvedė juos į stambų šiuolaikinį žemės ūkį, atvėrė plačias galimybės ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai pažangai kaime. Žalgirio kolūkiai šiandien įneša nemažą indėlį į bendrus rajono pasiekimus įgyvendinant maisto programą. Metai po metų didėja žemės ūkio kultūrų derlingumas, auga gyvulininkystės produktyvumas, stiprėja ūkio ekonomika, toliau kyla materialinė kolūkiečių gerovė, vis geriau tenkinami kaimo žmonių dvasiniai poreikiai. Sveikindami reikšmingo jubiliejaus proga linkime jums, brangus draugai, stiprios sveikatos, sėkmės darbuose, mūsų tėvynės labui. Tikime, kad kolūkio valdyba, pirminė partinė, profsąjunginė ir komjaunimo organizacijos
visi kolūkiečiai taps aktyviais šalyje vykstančio persitvarkymo dalyviais, diegdami naujas ūkininkavimo savivaldos formas, atkakliai įgyvendins TSKP 27 suvažiavimą, Lietuvos komunistų partijos 19 suvažiavimą ir 19 sąjunginės partinės konferencijos nutarimus. Partijos Pakruojo rajono komitetas, rajono vykdomasis komitetas, agropramoninis susivienimas ir profsąjungos rajono komitetas. Profesinės šventės proga čia yra pora garbės raštų iš respublikinių organizacijų, tai Valstybinio agropramoninio komiteto ir Profsąjungos respublikinio komiteto garbės raštu apdovanojimą Pabrazinskienė Kazimierą Pijaus už gerą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą Žemės ūkio darbuotojų dienos proga. Ir Profsąjungos Lietuvos Respublikinio komiteto garbės raštu apdovanojimas Jūsų ūkio profsąjungos pirmininkas draugas Astrauskas Algis už gerą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą. Toliau kalbės mūsų šiopuojančios organizacijos buitinio kombinato direktorius draugas Račiūnas. Visų pirma, leiskite padėkoti man už pagarbą, kurią jūs išreiškite buitininkams, pakviesdami juos dalyvauti savo šventėje. Ir leiskite man perskaityti žodžius, kuriuos kolektyvas jums prašė perduoti. 40 metų jūs tais pačiais žemės takais einate, tuose pačiuose dirvose brydės brendate, toji pati Vyturio giesmė kiekvieną pavasario rytą sveikina brangus žemės žmonės. Te augina jūsų išpuoselėtoje žemėje, rūgys vis brandesnė varpa, te pilnėja aruodai, te ateina didelė laimė į kiekvienų jūsų namus. Mes, kolektyvų pavesti su vyr inžinierium, norim šiandien jums padovanoti šį laiko simbolį ir tegul nuo šios minutės įskaičiuoja jums tik tai darbščius ir turtingus metus. Su švente jūs, gerbiami žalgiriečiai. Reikia šeimams padėkoti dar kartą už jų didelę pagalbą šiais metais ypatingai mūsų įvairių darbuose, taip pat už labai gražią dovaną. Ir už tą laikrodį, kuris turbūt pradės skaičiuoti lietuvišką laiką, jau toliau kalbės mūsų partneriai Ąžuolo kolūkio atstovas, Ąžuolo kolūkio organizacijos sekretorius, draugas Račiūnas. Gražaus 40 metų jubiliejaus proga palinkėti sėkmės gamyboje, geros nuotaikos, daug jėgų, kiekvienam asmeninės laimės. Šio garbingo jubiliejaus proga aš noriu vieną paprašyti ir palinkėti visiems, kad pradėkime galvoti. Keletas pavyzdžių. Mažytė nuotrupa iš kolūkiečių susirinkimų. Kas už, kas prieš, susilaikysiu nėra.
nutarimas priimtas vienbalsiai. Šis susirinkimas toks pat buvo Žalgiry, toks pat Ąžuole, toks pat Draugystėj ir visur. Per šitą nueitą 40 metų kelią atpratinom žmonės galvoti, atpratinom mąstyti, viskas vyko automatiškai. Automatiškai rankas kilojom, automatiškai kas ką pasakė, už tą plojom. Tai 40 metų sukakties proga, tą galim priminti visiems ir visur tiks. Pradėjo po truputį galvoti žmonės. Mes dar negalvojam, dar kolūkiečiai visada jie, o jei užgalvoti, tai nepasako. Prieš 3 mėnesių išlipo vėliava Gedimino kalne. Už vakar lietuvių kalba priimta valstybinė, vakar vėliava buvusi tautinė priimta valstybinė. Galvokim, draugai, atėjo laikai, negalvojant gyventi negalės. Ekonomika smarkiai nusiritusi tiek šalies, tiek visų mūsų. Greitai gausim didesnį savarankiškumą. Galvokim, kaip dirbsim, kaip gyvensim, galvokim apie save, apie draugą, kaimyną. Galvokim apie ateitį, už 10 metų švęsim ir 50 metų jubiliejų. Galvokime, ką paliksim po savęs ateities kartoms. Galvokime, draugai, galvokime. Kadangi su tuo 40-mečiu ir valstybiniai atributai pakeisti, pasiekti didelį laimėjimą ir mūsų Lietuvoje, leiskite man tai progą įteikti jums prisiminimui Lietuva, kad prisimintume ir apie Lietuvą daugiau truputį. Ačiū už dėmesį. Ir protingus padarimus, kuriuos tikrai laikas įgyvendinti. Dabar prisiminimo dovanėlės ūkių visiems kūrėjams, vadovams, buvusiems pirmininkams. Nekliūsim. Kodėl akise taip šviesu, kodėl esam stiprus ir drąsus,
skraido virš mūsų visų, gerosios protėvių dvasios, gimtinės dainų gaiva, laimingi mes, kilnus ir švelnus, atsitiesiai Lietuva, trispalvę žolelę po viešpaties delnu. Justinas Marcinkevičius, iš knygos Dienoraštis be datų. Nežinau kodėl, bet vis dažniau sapnuojasi Nemuno vingis, su kloniais, kalneliais, karpyta miško linija horizonte. Visas tas puikus ir uždaras peizažas lydi mane nuo pat vaikystės, su savo saule, lietumi, paukščiais, žvėreliais ir su savo žmonėmis. Ne, nuo šito viso negalima išsivaduoti, juk tai ne vien tik prisiminimai, tai pirmasis santykis su pasauliu, pirmoji patirtis. Būk pasveikintas, žemės žmogau, su jūsų švente žemdirbėjai. Visi šiandien lenkiasi tau, žemės šeimininkui, jos gyvybių puoselėtojui, visų mūsų maitintojui. Dėkojam už kvapę duoną, kurioje susijungia saulės, žemės ir jūsų darbas. Todėl nuo amžių duoną vadiname šventa. Justinas Marcinkevičius, iš knygos Dienoraštis be datų. Ryškiausias prisiminimas. Sunkios tėvo rankos, raikančios duoną prie stalo. Šis vaizdas persekioja mane visą laiką. Jame tarsi visa žmogaus gyvenimo prasmė. Išdalinti save, atiduoti šilumą, džiaugsmą, meilę, kaip duoną, atiduoti visiems. Bet sakoma, kiekvieno pirštai į save linkia. Reikia patikslinti, išskyrus tėvų rankas. O gal jūsų šventė ne šiandien, rudens rūku apgaubta šeštadienio rytą? Gal pati didžiausia šventė pavasarį, kai žemės glėbin krinta javų sėkla? Gal alsų vasaros vidurdienį, kai prakaituotoj saujoj sutrini geltoną varpą ir nupūtęs apuotus, suberi burnon naujo derliaus grūdus? Gal tada, kai apmetė žvilgsniu padumavusius pilkų arimų plotus ir atsidusti? Visus tavo vaisių žemelę surinkom, visus žmonėms atiduosim. Šių naktį per naktį gaideliai giedojo. Šių naktį per naktį gaideliai giedojo. Negiedokit gaideliai, netrumpinkit nakteliais. Negiedokit gaideliai, netrumpinkit nakteliais. Išaušta aušrelė, patekė saulelė. Išaušta aušrelė, patekė saulelė. Imsim broliai dalgelius, eisim pjauti šienelio. Imkim broliai dalgelius, eisim pjauti šienelio. Dar neišpjoviau pusė pradalgėlio. Dar neišpjoviau pusė pradalgėlio. Ant dalgės pasirėmiau, ant dalgelės rymojau. Ant dalgės pasirėmiau, ant dalgelės rymojau. Pirmininkė, ar pajėgsit nors šiandien nusimesti rūpesčių naštą, dažniausiai kaltinama žemės žmogau? Turbūt nepajėgsit. Spausit rankas darbo pirmūnams, dėkodamas jiems už našų darbą. Vardinsit jų nuopelnus, o širdie kuždens mintis. Ką padaryti, kad nepaliktų namų geriausių tėvų vaikai? Kad susietų savo likimą su žeme, kaip ir jų tėvai? Nėra prasmės jūsų raminti, kad kitą pavasarį, vasarą, rudenį bus lengviau.
Jūsų ir toliau laukia didelis ir sunkus darbas. Stiprybės jums. Grasė derliui darganos rudens, nesėkmės sunkumai, buvę kliūtis, aš žinau, jums šiandien prisimins. Leiskit padėkoti jums už duoną, dainių statytojų vardu, leiskit palinkėti jums šiandieną, laimę saulę nušviestų kelių. Mackevičius. Nuoširdžiai sveikiname valdybos narius, visus kolūkiečius, kolūkio susikūrimo 40-ųjų metinių jubiliejaus proga, linkime visiems pakilios darbo nuotaikos, daug laimės, sveikatos, neįsenkančios energijos, naujų darbo laimėjimų. Dervelių Dienmetės mokyklos pedagogų. Nugalėtojais, arba paprasčiau, kas geriau tas pirmas pripažino sekančiai. Gyvulininkystėje. Pirmoji vieta ir piniginė premija paskiriama Pranaitinė Ilonai. Antroji vieta pripažinta Draugė Polinesinė Ilonai. Trečių grupėje Durkšėnė komisijai. Pirmoje vieta pripažinta Pirminės grupėje Draugė Polinesinė Ilonai. Galimus geriausius sekti draugams Maldutienė bei Kuzminskai Danui. Ir MTZ 50 Karpukas Kuzminskas Jonas. Panežina Apoitina Karna ir Kuzminskai Karna. Aš pradėsiu pažaidėm, ne per ataskaityti, tačiau šiek tiek anksčiau, nes jau numatėm, kad daugiau nebeišeis į pensiją. Todėl šios dienos tokią iškilminę progą leiskite ir pasveikinti. Pagal tą mūsų nusistačią tradiciją, kaip žinom, moteris išleidžiamos į pensiją 55 metų. Todėl šiandien leiskite pasveikinti draugę Latuninę Zuzaną, kuri yra aktyviai visuomenininkė moterų tarybos pirmininkė. Ir palinkėti jai daug laimės, sveikatos, pasisekimo darbe bei asmeninio gyvenime. Prašom. Jausit, kad mes nelabai tiksliai vertiname. Čia yra tų vertybių, žinoma, jos
tų vertybių, kurios jūsų yra sukrautos į sandėlius, pilkų fermos, kaip sako, mes nevertinsim, šiandieną sunku apskaičiuoti ir nevertinti. Tačiau mes simboliškai pabandysime tą krūvelę tų žaisliukų. Tikrai, įskaitykim, kad čia neįvertinimas, bet yra atminimo dovanėlės. Atminimo dovanėlės tokios, ir gal, jeigu kam nepaklius, labai prašau neužsigauti. Visų taip gali pasidaryti. Viktoras. Masarovas Viktoras. Lungi Petras Petro. Viliūnė Salomėja. Virginė Salomėja. Viliūnas Petras buvo. Lūšipranas. Lūšipranas. Pazinskite Vilką. Losukė Justina. Lūšinė Elė Antanas. Žuvalis Aldoną ir Vladimiras. Ragalis Aldoną. Dabarsis. Mišėlė Marija. Mišėlė Marija. Na, taip, paimti. Pergalė Feodosija. Tarvidaitė Irma. Tarvidaitė Irma. Kazys. Valčianas Nastrovius. Zaitų Vladėlė. Katraitė Nepralutė. Koncerto pradžioje girdėsite dvi Vytauto Mikalausko ir Justino Marcinkevičiaus dainas. Tai gražiai mane augino ir lopšinė gimtiniai ir motinai. Dainuoja Nijolė Penikaitė ir Ramutis Kaspariūnas. Tai
nutildamas šauk, volungė šauka žuole, akmeniu kelio gale. Juodo
pasirodymas Kruopių kaimo vieškelyje ir įkinkyti jas sarti šešiapūdžio arkliai sukėlė kaimynų spėliojimus. Šunys ir vaikai pasileido paskui dulkių debesius, kurie saulėlydžio prošvyčiuos gulė į vasarojus. Vieni sakė, kad kam nors kuniga veža su paskutiniais sakramentais, kiti, kad gubernatoriaus važiuoja pasitikti. O treti nežinojo, ką sakytai sprendė didelių šešiapūdžio norų pasivažinėti ir pasirodyti parapijai po to, kai su čigonu savo arklį išmaitė. Mainų arklys mikliai bėgo užrietęs galvą. O! Šaukė šešiapūdis ir gerokai nustebo, kai mainų arklys uodegą ant paėšrietė ir ūmai užsikosėje sustojo. Bežiūrint iš gražaus rieboko arklio pasiliko svėsės įdumusiais šonais kuinas. Karieta su graudžiais bėgančiais kambalais stovėjo vidurkelį. Tamat, fūmai, ar nesakiau, kalbėjo vyriškis su šilkinės karelė ant kaklo. Čigonų į kvapo pripūtė, o dabar išėjo kvapas ir pašė. Tai nelabas žiūrėgosi. Pamatysi, jis dar nudvės, kaip nereikia rėmau. Jau nerautų varnos paskui vežimą sekės. Nustok Izidriau su savo šnekomis kokios varnos. Pas mergą važiuojamų taip šneki. Buinas padėjo ant vieškelio galvą. Ir dar nespėjo šešiapūdis išlipti iš ratų, jį pamuštravoti ištempė kojas. Vai, man rodos, kad negyvas. Ką darysim? Jau švitsim su vienu. Šešiapūdis iškinkė arklį, nurišo skambalai, pakišo po sėstę. Va taip ir įvažiavo į nuotakos namus. Rodos, kad jaunosios dar ir nematėm. Galima užeit, arklys pailsės, tarė šešiapūdis. Troboje, kaip ir kiekvieno pasiturinčio ūkininko svetainėje, didelė raudona plytų krosnis, didelė lempa, šventųjų paveikslais raudonomis širdimis, sruvenančių iš delnų kraujo apkaišyti popierinėmis gėlėmis. Čia pat kabo didelis sieninis kalendorius, nežinia kurių metų, ant kurio kampų be abejo šeimininkas užrašinėdavo, kad žalmargė pasibėgo nuo Gorzono Buliaus per Šventą Jurgį. Šeimoje vedė pas dirigantą antrą kartą 4 dieną po sekminių. Krūtelis irgi laikė kalendorių ir mokėdamas rašto dažnai savo sakydavo, čia kaip gera būti mokytam, bet visus ūkio įvykius jis brėždavo kur kas smulkiau su smulkienos aplinkybėm. Pavyzdžiui, vedėm karvę pas bulių tą dieną, kai daviau bernui auksiną. Arba daviau bernui 2 auksinus algos tą dieną, kai deginom lempą. Ir Krūtelis puikiausiai prisimindavo, kada tai buvo rudenį ar pavasarį, sekminės ir apie kalėdas, nes būdama taupin pavyzdingai jo močiutė žibala degindavo tik labai retų švenčių progomis, kai kunigas kalėdodavo, arba šiaip aukštas svečias užklyzdavo. Pamatė, kad šakutė nukritusi tarp abiejų Elzės kojų, net viena lekina dar laikė ją kaimynas. Zidorius ir šiaip galvojo, ir taip galvojo, ilgai galvojo, pagaliau paėmėjos vieną letiną ir pastatė į kitą vietą. Mergai matyt patiko toks žaislas, nors jis susigėdo truputį paraudonuodama, vis dėlto plačiai primynė Zidoriui ranką. Leisk tyliai kniūsti po stalu Zidorius, o tai dursiu. O kur grabaliai? Atsakė šilusi merga. Nežinia, kiek Zidorius po stalu būtų ieškojęs šakutės, jei ne šešiapūdis, kuris pradėjo šaukti vardu. Zidoriau, 5 minut kurtų, argi